visų pirma su iškovota pergalė, kokios jūsų mintys apie šias rungtynes? Pirma mintis buvo, kad jaunimas labai greitai bėga. Atrodo, prieš metus žaidžiau, bet šiandien ryto dubleriai tikrai greitai bėgo. Nustebino, iš tikrųjų sunkios varžybos, iškovojom pergalę, mums tai svarbiausia. Aš prisijungiau Aurelijus, mums reikia dar laiko susižaisti, tai mums svarbiausia pergalė, žiūrėsim toliau į rytojų. Tokia sunki pirma rungtynių pusė, antroji pavyko tas rungtynės perlaužti, ypač trečiam kėliny, ką treneris per pertrauką galbūt pasakė kokias korekcijas, kad atrodo tiek treneris, tiek jūs labiau užsivedė išjoti į tą antrą pusę. Pirmiausia, kas krito į akis, tai atkovoti kamuoliai pirmoji pusė, nes leidom jiem dominuoti po krepšiu, beveik ten dvigubai kamuolius pralaimėjom, tai svarbiausia buvo atkovoti kamuoliai ir greitas puolimas, jie pusę taškų greitų puolimų susimetė pirmoji pusė, o antroji pusė šiek tiek pakeitėm gynybą, išėjo mažesnių penketų, daug keitėmės ir jiem neliko progų bėgti į greitą puolimą ir manau, tas padėjo perlaužti varžybas. Trečiam kėliny buvo ir daugiau tų perimtų kamuolių, agresyvesnė gynyba. Tai yra akcentavot per pertrauką, kad to fiziškumo galbūt reikia varžovam daugiau pasiūlyti? Žinoma, treneris sakė, kad per lengvai mes jiem duodam, mes tikrai galim geriau gintis ir kaip mes mėgstam sakyti, nieko lengvo. Tai dėl kiekvieno kamuolio, kaip matėt, kovojom antroje pusėje tikrai ir buvom užsivedę ir norėjom laimėti ir įrodyti, kad mes čia nesusirinkom juokauti, mums reikia pergalių ir mes eisim toliau laimėti. Pats grįžai į Marijampolę po šiokios tokios pertraukos. Turėjai dar kažkokių kitų pasiūlymų iš kitų klubų ir ar reikėjo laiko dvejot, ar dvejojai, kai pasiūlė Sūduva galimybę prisijungti? Čia su tuo atėjimu į Marijampolę šiek tiek kitokia istorija. Tai čia labiau ir mano iniciatyva, ir klubų vadovo, bet čia tiesiog turėjau aš ateiti susitvarkyti traumas, nes turėjau traumų vasarą. Bet kūnas atrodo neblogai, gal šiek tiek trūksta, sakykime, to ištvermės, bet į Marijampolę tiesiog mes tai buvom susitarę, atėjau į Marijampolę, noriu padėti jiem iškovoti pergalių, kiek reikės, tiek padėsiu ir viskas. Einam į priekį. Pats prieš tai žaidė ir 3-3 komandai, čia dabar jau 5-5, kiek skiriasi tas krepšinis ir reikia laiko apsiprast dabar jau kiek kito aikštai? Skiriasi ir žinokit, nemažai skiriasi, taip atrodo gal, kad tas pats krepšinis, bet ir laiko reikia, ir visko, ir įgūdžiai dingsta kai kurie, nes vienam krepšinį reikia tų įgūdžių, kitam nereikia. Per visą aikštelę reikia bėgauti, kas yra labai sudėtinga po 3-3. Atrodo, kad ten irgi fiziškumas ištvermė, bet kai pabandai pažaisti abudu sportus, supranti, kad skiriasi nemažai ir reikia prisitaikyti laiko. Joniškyje žaidėjai apie 11 minučių, čia dabar jau šiandien kiek daugiau. Kaip pačia ta sportinė forma gerėja jinai? Tikrai neblogėja, bet kad gera tai nėra. Treneris irgi su treneriu diskutavom, kad šiek tiek ta forma nėra mūsų ir Aurelijos gal šiek tiek mano, tai po traumų dar sunkiau iš tikrųjų yra atsigauti, bet sportuojam, turim fizinio rengimo trenerį Modestą. Sportuojam, ruošiamės pavasario atkrintamosiams, tai viskas tai gerin. Prieš taujus metus Sūduvoj Mantingoj buvo daug traumų, daug problemų su rotacija. Dabar jau tie žaidėjai sveiksta, prisijungiat ir jūs, ir Aurelijus. Tai dabar toks savotiškas pasiruošimas gaunasi, nes tų ir komunikacijos tokios dalykų atrodo yra aikštai. Taip, tai treneris irgi buvo minėjęs per treniruotę, kad ne tik mums Aurelijui reikia įsivažiuoti, yra žmonių daugiau, kas traumas turėjo, tai visiems reikia įsivažiuoti. Gaunasi vos ne naujas pasirengimas sezonui, kadangi pilna sudėtis, turim ir pakeitimui nemažai. Tai tikrai dirbam treniruotėse sunkiai ir manau, kad rezultatai ateis su laiku tikrai.